Gerbiami ponai, taigi mes truputėlį jau pažeidžiame mūsų laiko grafiką, todėl prašau, kurie dar neatsisėdė, sėskite į vietas. Aišku, kad kavos pertrauka buvo per trumpa pasikeisti nuomonėmis, tačiau mes dar turėsime pabaigoje laiko pateikti klausimus mūsų pranešėjams. Ir tikimės, kad pranešėjai į jūsų klausimus mielai atsakys. Šiandieną mes lankydamiesi objektuose nuolat matydavome Fissmann firmos pavadinimą, todėl labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti poną Marijų Digrį, atstovaujantį firmą UAB Fissmann, kuris supažindins mus su kombinuoto šildymo sistemomis. Ja. Funktioniert, klar. Labą dieną visiems dar kartą. Labai ačiū organizatoriams už galimybę prisistatyti. Aš taip pat parengiau tokį trumpą pranešimą. Mes šiandien matėm įvairių objektų, įvairių geros vokiškos praktikos objektų. Na ir galima iš esmės tik tais pasidžiaugti, kad jeigu mes norėtumėm jų aplankyti daugiau ir daugiau, tiek kiek jų iš esmės jau Lietuvoje yra, mums ko gero ir savaitės būtų per mažai. Taigi, mano vardas Marijus Digrys, esu Fissmann atstovybės Lietuvoje darbuotojas, atstovauju prekybai atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo sistemoms, kombinuotom šildymo sistemams ir šiek tiek dar, kiek lieka laisvo laiko, pakoordinuoju, pakontroliuoju produktų tiekimo programą Pabaltijos šalims. Na, trumpai apie ką šiandien jums pakalbėsiu. Trumpai apžvelgsiu situaciją, kas lemia kombinuotų šildymo sistemų vystymasi, pačių šilumos generatorių pritaikymo galimybės, nes kombinuotoje sistemoje suprantama tai, kad kombinuojamas yra iš esmės ne vienas šilumos generatorius. Na ir aptarsiu, parodysiu keletą pagrindinių kombinuotų šildymo sistemų variantų ir pagal galimybės, žinoma, kiek turėjau nuotraukų, parodyti ir tokių konkretesnių pavyzdžių. Galbūt iš to, kas tikisi konkrečių skaičių, aš šiek tiek apvilsiu, nes mano pagrindinė darbo specifika yra darbas ne su galutiniais vartotojais, bet su šildymo technikos montuotojais, šildymo technikos projektuotojais. Todėl, iš esmės, ko gero didžiausią darbą padaro jie su galutiniu vartotoju. Mano iš esmės pareiga yra užtikrinti tai, kad sistemos vėliau būtų pritaikytos, įdiegtos, sumontuotos tinkamai. Situacijų, kurios galėtų lemti tokių sistemų vystymasi, iš principo yra labai daug, tai ir kuro kainos, tai ir aplinkos apsauga, įvairios politinės situacijos, atsinaujinančių energijos šaltinių vystymas ir žinoma galutinių pačių vartotojų apsisprendimai. Kiek man tenka susidurti, dažniausiai tokiose sistemose, tokių sistemų diegimui pasitaiko trejetas tokių kriterijų, tai pagrinde ne užtikrintumas dėl energijos išteklių prieinamumo, vėlgi svarbu vartotojams pasikeitus situacijom turėti galimas alternatyvas bei užsitikrinti eksploatacinį saugumą. Vėlgi, kaip ir matėm, ko gero iš ankstesnių pranešimų, rinka vystosi gana sparčiai, bet kalbant apie eksploatacinį saugumą, galbūt
palyginus su tuo, jeigu šildymo techniką aptarnaujančiam specialistui tenka aptarnauti po daugybę katilinių per metus, tai technikui aptarnaujančiam šildymo įrangą Lietuvoje tenka gerokai mažesnė dalis, todėl natūralu, kokią praktiką gali būti prisiauginęs, užsiauginęs atitinkamas meistras ir galbūt ne visą laiką pavyksta praktikoje spręsti tas problemas taip greitai, kaip norėtųsi, todėl bet kokiu atveju esanti alternatyva užtikrina saugumą vienokiu ir kitokiu avariniu atveju. Na, kas lemia sistemų vystimasi, aš norėjau parodyti sistemą, pavyzdį iš Vokietijos, kurioje veikia įvairios finansavimo programos. Mes galime matyti, kiek vartotojas nusprendęs įsidiegti panašią sistemą, kokias įvairias kompensacijas gali gauti, pavyzdžiui, renovavę savo šildymo sistemą modernių kondensacinių katilų, papildžius sistemą saulės kolektoriais karštam vandeniui ruošti ar ir šildymo sistemai paremti, gali gauti iki beveik 1500 eurų, katilo pakeitimo bonusą iki 500 eurų. Na, renovuojant sistemą, papildant arba naujam pastatui diegiant oras vanduo šilumos siurblį arba iš principo šilumos siurblį, papildant jo saulės kolektoriais galima gauti dar papildomai pinigų ir dar papildomai, ir kaip matot, yra įvairių galimybių. Aišku, Lietuvoje netenka disponuoti tokią pagalbą, bet, na, jeigu ir tenka, jos būna labai trumpos, labai fragmentiškos ir, na, iš esmės neilgalaikės. Tai iš principo kombinuotos šildymo sistemos mažina mums priklausomybę kažkokiai konkrečiai energijos rūšiai, todėl kombinuotos sistemos tampa vis populiaresnės, na, bent jau tiek aš jaučiu iš savo praktikos, na, o tų variantų gali būti įvairių, tai dujos, granulinės sistemos, šilumos siurbliai kombinuoti su saulės sistemom, na, begalės įvairių variantų. Na, šiek tiek norėčiau peržiūrėti kiekvienų konkrečių šilumos gamybos generatorių ypatybės, na, kalbant apie dujinio ar skysto kuro deginimo techniką, tai, na, mes visada turim pakankamą galios rezervą, jie būna santykinai didesnės galios. Kas aktualu mūsų šildymo sistemos montuotojams, tai yra gana paprastai ir nesudėtingai įrengiama. Renovuojamuose pastatuose, kur ne visada pakanka žemų šildymo sistemos temperatūrų, tokia technika gana nesudėtingai ir efektyviai, pakankamai efektyviai gali užtikrinti aukštas termofikacinio vandens temperatūras. Na, nereikia jokių didelių talpų akumuliavimui ir lygiai taip pačiai kondensacinė technika gali dirbti žemom temperatūrom ir dirbti efektyviai. Šitaip. Kalbant apie šilumos siurblius, modernizuojant galimi ir įvairūs kombinuoti pritaikymai, tačiau, kaip ir pasisakė kolega anksčiau, iš esmės tam reikia gerokai didesnės kompetencijos. Tam reikia geros kompetencijos tiek produkto išmanime, tiek projektavimo žiniose. Na, ir tai yra labai svarbu, todėl, kad, kaip matot, na, šildymo sistema suprojektuota, reiškiasi, aukštesnėm temperatūrom, tarkim, jeigu tai būtų, ir ta aukštesnė šildymo sistemos paduodama temperatūra iš esmės 2,5% gali sumažinti pačio produkto darbo efektyvumą. Na, aš taip pabandžiau pavaizduoti tokiu paprastu labai principu. Įsivaizduokit, prie kokių temperatūrų, kaip sistema gali dirbti. Jeigu iš esmės šilumos generatorius generuoja iki 35 laipsnių šildymo sistemos temperatūrą, mes grubiai galim gauti, reiškia, iš to apie
4,5 kWh šilumos ir kuo toliau, tuo mažiau iš esmės šilumos gaunama. Todėl tokia paprasta taisyklė iš esmės 1 laipsniu aukštesnė temperatūra gali turėti įtakos 2,5 maždaug procento didesnės elektros sąnaudos, o 10 laipsnių net beveik iki 25 procentų didesnės sąnaudos. Na ir galit patys nesunkiai suprasti, kas vyksta, kuo toliau didinant temperatūrą. Iš kieto kuro pusės reiškia galimi irgi įvairūs variantai, šiuo metu gana populiarios yra granulės, kaip kuras šildymui. Lietuvoje bet kokiu atveju gerokai populiaresnis už malkos yra tos vadinamos tradicinės malkos. Bendrai iš esmės tokie produktai yra gana didelio galingumo, jie dirba aukštom temperatūrom. Aišku, tam reikia šiek tiek pasiruošimo, labai paprasta, lygiai tų pačių granulių reikia užsipirkti ir sandėliuotis iš esmės visam šildymo sezonui. Lygiai taip pačiai malkų reikia pasiruošti bent keletui sezonų į priekį, tam, kad jos būtų pakankamai sausos efektyviam deginimui. Ir iš esmės, dirbant aukštom temperatūrom ir turint didelį galios perteklių sąlyginai, mums reikalingos atitinkamai įvairios akumuliavimo talpos. Kalbant apie saulės energiją, ką matėm šiandien ir pavyzdžių, iš principo labai priklausomas šaltinis nuo aplinkos, nuo saulėtumo. Iš principo ne visada prieinamas, jo negali įjungti kaip standartinio šildymo prietaiso ir iš esmės reikalauja taip pat nemažai kompetencijos tiek produktų išmanime, tiek projektavime, tiek techniniam aptarnavime. Neturint pakankamai žinių, gali padaryti tik blogiau, o blogai veikianti sistema iš esmės vartotojui neatneš jokios naudos, nes be pagrindinio šilumos šaltinio saulės sistemos veikti negali, o visada veikiant pagrindiniam šildymo šaltiniui vartotojas to gali ir nepajausti, nors investavo į tai pinigų. Na, kalbant apie įvairių sistemų, įvairių šilumos generatorių kombinacijas, ko gero gali matyti daug variantų, sunku iš esmės būtų pasakyti, kuri kombinacija iš esmės prasminga, todėl aš pasiruošiau jums parodyti, reiškia, keletą įvairių kombinacijų galimybių. Na, iš principo, jeigu vien pritaikius prie standartinės šildymo sistemos saulės energiją, jau tą sistemą galima vadinti kombinuotą sistemą. Todėl tų kombinacijų variantų gali būti įvairių, kaip matot, ir jeigu tai būtų vienas šilumos generatorius su saulės energija ar įvairios šilumos generatorių kombinacijos su saulės energija arba be jos. Taigi, na, ko gero klasikinis, labai paprastas, plačiai taikomas pavyzdys, kai saulės energija yra naudojama buitinio karšto vandens ruošimui. Klasikinis atvejis, dažniausiai tai yra naudojamas bivalentinis, vadinamas 2 dalių boileris, kur saulės energija iš esmės veikia pačioj šalčiausiai turinio šildytuvo daly, o bet kokiu atveju karšto vandens komfortą, karšto vandens poreikį užtikrina, palaiko ir garantuoja standartinis šildymo gamybos įrenginys. Na, tokios sistemos praktikoje gali būti taikomos ne tik individualiuose namuose, na čia galbūt ne tik vokiškas, galbūt toks vokiškai švediškas ar švediškai vokiškas pritaikymo pavyzdys, kur įmonės savininkai nusprendė investuoti į saulės energiją ir taip užtikrinti restoranams karšto vandens tiekimą. Na,
projektavimo stadijoje iš esmės ir patiems užsakovam buvo sunku prognozuoti, kiek vandens iš principo bus vartojama. Skaičiai buvo gana įspūdingi, maždaug apie 12 kubinių metrų per dieną. Aišku, projektuojant sistemą teko remtis gerokai sumažintais skaičiais ir, nuo pirminio projekto iš esmės pačių saulės kolektorių kiekį teko gerokai sumažinti. Ir jeigu atmintis manęs neapgauna, pačioj pradžioj buvo suprojektuota beveik 270 kvadratinių metrų saulės kolektorių paviršiaus ploto, tai galutiniai situacijai buvo apsistota ties 170 kvadratinių metrų saulės kolektorių. Nuotraukose matot, jie yra dar uždengti, tai yra montavimo stadijoje. Užlipti, nusifotografuoti pas juos nėra taip paprasta tą daryti, užsakovai labai saugo savo turtą ir norint ten patekti reikia gana ilgai derintis. Tai šiek tiek pavyzdžių iš tą, ką turėjau anksčiau. Visas geriamas vanduo, ne visiškai geriamas vanduo, tiesiog termofikacinis vanduo geriamam vandeniui šildyti yra akumuliuojamos 3 akumuliacinėse talpose, kurių kiekvieno turis yra po 3 kubinius metrus. Ir iš esmės šita sistema taip pat reikalavo gana kruopštaus projektavimo, tai nėra standartinis pavyzdys, kaip matėm anksčiau, tiesiog paėmus labai didelį karšto vandens šildytuvą, turint 2 gyvatukus. Deja, nėra taip paprasta didelėse sistemose ir beje, aišku, ko šita sistema yra kombinuota. Jinai kombinuota yra būtent tuo, kad jinai veikia kartu su miesto šildymo tinklais. Ir miesto šildymo tinklai užtikrina bet kokiu atveju karšto vandens tiekimo stabilumą. Ir esmė sistemos buvo ta, kad jeigu mes visus 9 kubinius metrus geriamo vandens šildysime tiesiogiai, o kadangi saulės ne visada yra ir geriamas vanduo, ko gero, ne visada būtų sušildytas iki reikiamos temperatūros ir jo labiau tos temperatūros, kuri atitiktų higienos reikalavimus. Todėl sistemoje iš esmės didelėse akumuliacinėse talpose šildomas yra būtent termofikacinis vanduo, kuriam iš esmės higiena nesvarbu. Po to geriamas vanduo yra prieš pašildomas tarpinėme boileryje, jis būna sąlyginai nedidelis, o sąlyginai nedidelis tam, kad galėtų užtikrinti greitą karšto vandens sušildymo efektą ir po to, reiškiasi, galutiniam variante jau iki galutinės reikiamos temperatūros garantuoja šilumos tinklai reikiamą karšto vandens temperatūrą. Ši sistema iš principo turėjo tokią vieną ypatybę, kad dirbant kartu su šilumos tinklais, iš esmės saulės energijos prieš pašildytas geriamas vanduo pakelia grįžtamą temperatūrą šildymo tinklams. Tai yra pakelia tą šilumnešio temperatūrą, kuri grįžta atgal į šilumos tinklus ir iš esmės tai sumažina energijos kiekį, kurį gali šilumos tinklai atiduoti. Ir šituo atveju buvo ieškota įvairių kompromisų, bet kadangi investuotojai yra ne lietuviai, investuotojai yra užsieniečiai, švedai, jie geriau sutiko mokėti baudas už tai, bet kokiu atveju pasigaminti energijos, kuri yra ekologiška. Pasižiūrėsime keletą variantų su šilumos generatorių kombinacijom ir karšto vandens ruošimu saulės energija, tai gana irgi populiarios sistemos. Vienas iš būdų, gana nesudėtingas, tai yra pagrindinis šildymo generavimas dujiniu arba dizeliniu katilu, turint šalia pristatomą malkomis kūrenamą katilą. Lietuvoje yra vis dar labai populiaru šildytis
vien tik tai smalkiniu katilu, bet mes nesunkiai galime suprasti tos sistemos minusą. Na, pavyzdžiui, jeigu vakare mes vaikščiojame su marškinėliais, o iš ryto laikomės šalia lovos striukę pasidėję netoli. Nes reikia atsikelti, nueiti, įmesti malkų, užkurti ir tik tada vėl bus šilta. Tai tokiu atveju mes visada turėdami nuotaikos, turėdami laiko, galime pasikūrenti malkas, tai yra iš esmės nebrangus kūras, o pereinamojų laikotarpių, tarkim išvažiavus ar per naktį, kai sistema jau atvėsta, reiškiasi tą perėjimą kompensuoja, palaiko dujinis arba dizelinis katilas. Na ir tuo pačiu, jeigu taupame energiją jau naudodami ir malkas, tai naudojam ir saulės kolektorius, būtent tam standartiniam buitiniam karšto vandens ruošimui. Na ir keletas pavyzdžių, na ne visada tenka nufotografuoti katilinę, kai jau jinai yra pilnai eksploatuojama. Čia yra pavyzdys iš privataus namo Tarandėje, kur matote paruoštas šildymui yra pagrindinis dujinis kondensacinis katilas, šalia paruoštas malkomis kūrenamas katilas. Na, yra žmonių iš esmės dar, kur yra fanai malkų vadinami tokie. Tai šio namo savininkas buvo būtent toks ir matome paruoštą vietą, kur jau yra baigiama ruošti vieta, prijungti saulės kolektorius. Prieš pereidamas prie kombinacijų su saulės kolektoriais ir daliniam pastato šildymui, norėčiau dar apžvelgti keletą tokių punktų iš bendros informacijos apie šildymų sistemų parėmimą su saulės energija. Na, netenka mums, aišku, dalyvauti tame pagrindinėme pigaus sektoriaus žaidime, bet aš iš savo praktikos galiu pasakyti, na, man kaip pardavėjai galbūt šiuo atveju jaučiasi, kad tokių sistemų kasmet vis daugėja. Todėl, na, su tuo dar norėčiau jums parodyti, pakomentuoti keletą tokių nesusipratimų. Jų žinoma, dirbant tenka paneigti ir daugiau. Tam parikau keletą. Na, vienas iš tokių pagrindinių, lygtais tokia sistema nieko neduoda, energijos yra vis tiek per mažai, bet iš esmės palyginus su standartinė buitinio karšto vandens ruošimo sistema, pagaminama, reiškiasi, bendrai energijos galbūt ir mažiau, bet visumoje bendras, reiškiasi, kuro sutaupimas būna didesnis. O kodėl tos energijos galbūt bendrai būtų galima pavadinti mažiau, tai su tuo yra susiję keletas tokių, kaip pasakyti, reiškinių. Jeigu mes turime tokį grafiką laikotarpiais, kada mums reikia šildymo, kada nereikia šildymo, tai iš esmės susidurėm su tokia paradoksalia situacija, kai kada saulės daugiausia, šildymo mums reikia mažiausiai. Tuo tarpu karšto vandens poreikis yra daugiau mažiau pastovus per visus metus. Ir sistemos iš esmės turėtų būti parengtos tiek, kad galėtų padėti pastatui šildytis pereinamojų būtent laikotarpiu, nes gerokai uždidinus kiekius mes po to turime daugiau problemų su sistemų stagnacijom ir tuo pačiu, kai sistemos stagnuoja, jos iš esmės nieko negamina. Todėl ir bendros energijos tokiu atveju gali būti ir yra pagaminama mažiau. Tai dar vienas iš tokių nesusipratimų, kurių tenka susidurti, lyg tai saulės sistema būtų naudinga tik žemo energijos poreikio pastatuose. Na, iš principo saulės sistemą galima pritaikyti kiekviename pastate ir galbūt senos statybos pastate, reiškiasi, sutaupimas iš kvadratinio metro būna didesnis, o tai išeina iš esmės iš to, kad senos statybos name galbūt yra šiek tiek ir ilgesnis šildymo periodas, todėl saulės sistema gali dirbti ilgiau, o ko jinai ilgiau gali dirbti, tuo daugiau jinai gali ir pagaminti. Ir dar, na, vienas iš tokių nesusipratimų, tai kad sistema gali veikti tik su grindiniu šildymu
Iš esmės, sistemos būna parenkamos dirbti, kaip jau rodžiau anksčiau, pereinamojų laikotarpių ir čia mes galim matyti, reiškiasi, kokią procentinę išraišką per metus, kiek aukštų temperatūrų, iš esmės pastatui reikia, todėl matome, kad didžiausia dalis galbūt 40, tarp 40-50 laipsnių dominuojančios temperatūros sistemoje, todėl iš esmės Saulės sistemai tai yra gana nesudėtinga pasiekti. Ir dar keletas pavyzdžių, būtent tokių kombinavimo sistemų, kai yra kombinuojama, reiškiasi, Saulės energija ir karšto vandens ruošimui ir papildomam pastato šildymui. Gana populiarus pavyzdys, su kuriuo man neblogai sekasi, būtent kai Saulės sistema yra akumuliuojama didelėje akumuliaciniai talpoj, kurios paskirtis ne tik akumuliuoti termofikacinį vandenį, bet ir ruošti karštą vandenį. Ir katilui jinai iš esmės yra suprantama kaip didelis hidraulinis atskirėjas ir jeigu jisai mato, kad akumuliaciniai talpoj temperatūros šildymui pakanka, pagal užduotus parametrus, jisai paprasčiausiai miega. Miega ir atlieka šildymo sistemos darbo valdymą. Čia toksai pavyzdys privataus namo Vilniuje, kaip šita sistema yra pritaikyta naudojimui. Namas iš esmės buvo gana didelis, šiek tiek buvo baisu, kad galbūt truks karšto vandens dėl tokios sistemos, nes tokia sistema ruošti karštą vandenį iš esmės veikia momentiniu būdu, bet praktika parodė, kad vis tik tais netrūko. Dar keletas tokių pavyzdžių, kaip privatus namas Kauno rajone, Kačerginėje, kur pagrindinis šildymas vyksta šilumos siurbliu, o Saulės energija padeda, reiškiasi, visiems galimiems vartotojams, tiek karštam vandeniui, tiek papildomam patalpų šildymui ir baseino šildymui. Užsakovas taip pat pasirinko gana įdomų variantą projektuoti, reiškia, Saulės kolektorius ant tokios judamosios konstrukcijos, kuri maksimaliai išgaudo Saulės spindulius, reiškia, ir visada maksimaliai daugiausiai gali atiduoti į sistemą. Ir žinoma, tokia sistema taip pat reikalauja gana nemažai darbo, kai reikia teisingai viską susiskaičiuoti ir suprojektuoti, o sistema pagal prioritetus visada šildo pirmą geriamą vandenį, po to šildo baseinus, nes baseinai taip pat dirba gana neaukštom temperatūram ir tik tais po to, kas lieka, Saulės energija padeda šilumos siurbliui kartu šildyti pastatą. Pavyzdys, kurį jau matėme šiandien, visi apsilankėme Santariškių namuose, kur Saulės kolektoriai ne tik šildo karštą vandenį, bet ir padeda papildomam patalpų šildymui. Ponas Valdas Kaulinis, Santariškių namų direktorius, gana gražiai viską papasakojo. Aš tik tais labai trumpai norėčiau paminėti, kad iš esmės tokių inovatyvių sprendimų taikymas leido Santariškių namams pelnyti 2012 metų gaminio aukso medalį. Tai štai kokių rezultatų su to galima pasiekti, o palyginimui, reiškiasi, vidutinės išlaidos tokios katilinės buvo iki 30% mažesnis lyginant su miesto tinklais. Aišku, matėm, reiškiasi, ir šalia esančių namų su geoterminiu šildymu iki 45% mažesnis. Tai jau vienareikšmiškai mes galime matyti, kiek daug mes galime pasiekti su atsinaujinančia energija. Ir pabaigai dar keletą tokių kombinuotų sistemų, kur kombinuojami keli šilumos generatoriai ir Saulės sistema tarnauja ir papildomam patalpų šildymui. Jinai iš esmės irgi šildo didelę akumuliacinę talpą, kurioje kaupiamas ir šildymo sistemos vanduo, ir ta šildymo sistemos vanduo šildo ir geriamą vandenį, kadangi geriamo vandens tūris tokioje talpoje yra sąlyginai nedidelis, todėl užtikrinama ir karšto vandens ruošimo higiena. Ir lygiai taip pačiai aklai šeimininkas, kada turi nuotaikos, kada turi noro, reiškiasi, pakūrena malkinį katilą, kuris lygiai taip pat suprantama šioje sistemoje kaip Saulės kolektoriai. Ir
sušildžius akumuliacinę talpą, jinai dar ilgą laiką gali cirkuliuoti, reiškia, į šildymo sistemą ir taip katilas matydamas, kad temperatūros pakanka, tiesiog atlieka tik tai šildymo sistemos valdymą. Na, įdėjau tokį pavyzdį pasižiūrėti iš tokios katilinės privataus namo Utenoje. Na ir galima prie to paties pasakyti, kad ne tik reikia gerai apgalvoti prieš projektuojant pačią sistemą, bet ir kiek montuotojams reikia galbūt meninės išminties šitiek įrangos kartais sudėti ir ne visiškai plotų dėkingą patalpą. Dar norėjau keletą pavyzdžių parodyti, tai ir prieš tai kolegos minėtas namas Kaune iš to paties Medeinos rajono. Ir čia irgi taip pat yra daug įvairiausių kombinacijų. Saulės sistema šildo termofikacinį vandenį patalpų šildymui, tuo pačiu ir ruošia geriamą vandenį ir šildo baseiną, todėl ir kolektorių kiekis tenai atitinkamai didelis. Na, sistema buvo gana didelė, jinai turėjo labai daug atšakų, kaip pagrindinis gyvenamasis plotas, oranžerijos, pirtys, sandėliukai ir taip toliau ir panašiai. Na ir vartotojas, kadangi labai taip pat buvo susirūpinęs galima alternatyva, reiškia, mes kartu suradom sprendimą būtent granulinio katilo pritaikymui ir tiesiog, kai jisai turi granulių, jisai naudoja pagrindę granulinį katilą kaip pagrindinio šildymo, o katilas padeda pasibaigus granulėm ir padeda šildyti baseiną būtent tuo tokiu žieminiu laikotarpiu, kadangi noras galbūt toks buvo ne visai kasdieniškas, baseinas yra lauke, bet norima jame maudytis ir žiemą ir turėti beveik 25 laipsnių temperatūrą. Todėl tą pavyko pasiekti tik tai su gana galingu katilu. Na, tai irgi darbai montavimo fazėje, paleidimo derinimo fazėje. Na ir dar norėjau paminėti keletą tokių pavyzdžių, kaip gražiai tos sistemos gali būti kombinuojamos. Tai yra sukombinuota sistema su pagrindiniu šilumos generatorium, šilumos siurbliu, papildomų patalpų šildymo generatorium, dujinių katilų ir saulės sistema, kuri padeda, reiškia, ruošti karštą vandenį ir papildomai padeda šildyti patalpas. Tai yra gyvenamasis namas Kaune, tai buvo gana didelis namas, beveik 550 kvadratinių metrų. Na, architektai nelabai norėjo, kad jie nuo gatvės matytųsi kolektoriai, todėl jie yra patraukti stogę šiek tiek toliau, kad jų nesimatytų. Na ir iš esmės vėlgi montuotoją galima darbą pavadinti kaip savotiškų meninių kūrinių, viską sukomponuoti į sąlyginai nedidelę patalpą ir vis tik tai teko pastebėti, ko mes labai bijojom, kad šilumos siurblio bus maža tokiam namui. Tai yra namas, kaip ir minėjau, beveik 550 kvadratų ir jie aprūpina 17 kW šilumos siurblys. Ir iš esmės, kiek teko pastebėti per keletą sezonų, katilui taip pat teko dirbti labai nedaug, iš esmės. Na ir pačiai pabaigai turiu kol kas tik tais hidraulinę schemą pačio projekto, vėlgi užsakovas ryžosi kombinuotai šildymo sistemai, tai yra kaimo turizmo sodyba Žemaitijoje ir reiškiasi pastatas pagrindė kūrenamas šilumos siurbliu, nes vėlgi ne visada turint svečių apkrautumą, bet sodybą reikia šildyti visą sezoną, o turint tokius, kaip pasakyti, piko variantus, piko atvejus, tam į pagalbą pasitelkiamas yra dizelinis katilas, na, rajonas ten nedujofikuotas, na ir bet kokiu atveju vartotojas turėdamas miško, turėdamas malkų, nepraleido galimybės papildomai turėti ir kieto kuro katilą. Taigi visą šitą dalyką teko sujungti į vieną sistemą. Ja, taip, jūs perskaitėte mano mintis. Tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti, o užbaigti norėčiau tokiu galbūt anekdotinę situaciją, kai, na, turime įvairių sistemų galimybių kombinavimų, praleidžiame daug laiko jas projektuodami,
praleidžiame daug laiko jas instaliuojami, na ir kartais atėjęs meistras, kai reikia tas sistemas remontuoti, keikėsi, tokios sistemos naudingos tik pardavėjams ir montuotojams. Tai, na, aš linkiu iš tikrųjų mums visiems neužsitupėti vienoje vietoje ir visada sekti inovacijas ir būti įvykių sukūrėje. Ačiū uždėmesi. Dėkojame gerbiamui Digriui. Iš tikrųjų tiesiog per mažą laiko mums viską įsigilinti, o dabar pakviesime poną Špicendorferį, kuris pakalbės apie kitą aspektą, apie sveikatos aspektą, kuris taip pat gali pasireikšti, kai yra instaliuojamos energiją tausojančios, taupančios priemonės. Ir tai yra labai svarbu mūsų šiandieniniai visuomeniai. Okay. Ich möchte mich herzlich Noriu širdingai padėkoti už tai, kad esu pakviestas į šį renginį. Čia jūs matote paveikslėlė, kad mes save prilyginame pastatų gydytojams. O institucija, kurią aš atstovauju, tai yra Vokietijoje esantis institutas, vadinamasi Sentinel House arba Sentinel namas. Ir mes konsultuojame investuotojus, savininkus, įvairias statybos įmonės, konsultuoja apie tai, taip pat architektus, planuotojus, kaip galima pastatyti sveiką pastatą. 2004 metais mes įsteigėme savo įmonę ir šiuo metu mes dabar turime 12 darbuotojų bei 15 projektuotojų, kurie su mumis bendradarbiauja. Turime taip pat ir ryšį su laboratorijomis, kas įgalina matuoti emisiją kenksmingų medžiagų. Prieš 2 metus mes dar įkūrėme fondą, Sentinel fondą, per kurį mes suteikiame pagalbą tiems, kurie susiduria su didelėmis sveikatos problemomis. Tačiau labai svarbu, kad šis fondas jisai taip pat renka informaciją apie įvairiausius pastatus, apie įvairiausias emisijas. Taigi, kokie yra sveikatos aspektai pastato? Šiandieną dar mes ne viską žinome apie pastatus, mes anksčiau kalbėjome apie žemos energijos pastatus arba nulinės energijos pastatus, dabar kalbame apie energijos plus pastatus, kur energijos pasigaminama tiek, kad net dar galėtum panaudoti automobiliui, akumuliatorių paklauti ar kitiems įrenginiams. Žinoma, tai yra labai teigiamos vystimosi, pozityvios vystimosi tendencijos. Tačiau, kai mes dabar pažvelgėme į praeities problemas, tai galime sakyti, kad tai buvo tikrai ne problemos, bet kai mes pamatome, kokios yra emisijos, kiek kenksmingų medžiagų išskiria drabužiai, statybinės medžiagos ir visa kita, kas yra mūsų namuose, tai yra tikrai problemos. Ir tai reiškia, kad daugelis mūsų piliečių turi gyventi štai šitokiomis padidintos taršos sąlygomis. Ir tik tais geras produktų žinojimas ir tinkama namo statyba gali mums padėti. Ponas Gaudich jau paminėjo pelėsio problemas. Tokios problemos pasireiškia tada, kai būna arba netinkamas projektas, arba meistrai netinkamai atlieka savo statybos darbus. Ir aišku, kai pastatas yra labai sandarus, tai tada jisai gauna mažai šviežio oro ir šitos problemos tampa dar aštresnės. Kaip mes galime sumažinti oro taršą pastatuose? Prieš keletą metų Vokietijoje netgi nebuvo pageidaujama, kad būtų įrengiamos vėdinimo sistemos ir mūsų federalinė aplinkos saugos tarnyba nepageidavo, kad tarkim mokyklose būtų vėdinimo sistemos, o dabar tai jau yra privalomybė, tai yra būtinybė, nes daugelis siekdavo, kad būtų taupoma energija, o dabar mes žinome, kad
vėdinimo įranga, jinai yra privaloma vaikų darželiuose, mokyklose, kitose patalpose, kur susirenka daug žmonių. Mūsų vėdinimo sistemos ir tai patvirtina Šveicarijoje atlikta studija, galima sumažinti kenksmingų medžiagų kiekį, kur į patalpas, atliekant šitą tyrimą Šveicarijoje, buvo pateikiama į patalpas aukštos kokybės oras. Ir nepavykdavo pagerinti gero oro kokybės, kadangi paaiškėjo, kad kai kuriuose mediniuose namuose, kurie yra labai didelio sandarumo, viduje sienos apkaltos, jos išskirdavo labai didelį taršos kiekį. Taigi labai svarbu, kad reikia atkreipti didelį dėmesį, iš kokių medžiagų, pradedant nuo plytų, nuo akmens vatos, nuo medienos, ypač pušies mediena sudaro labai didelių problemų, kadangi pušis apdorotai neišskiria ir daug kenksmingų medžiagų ir yra negatyviai atsiliepia garso izoliacijai. Taigi yra labai daug produktų, kurie blogina vidaus orą patalpose arba ir pagerina. Ir aš labai dažnai konsultuodama savo užsakovus, klientus, tai yra žmonės, kurie alergiški įvairioms medžiagoms, atkreipiu į jų dėmesį. Mes Berlyne esame nustatę, kokia turi būti patalpų oro kokybė, tai turi būti 300, tai yra lakieji organiniai junginiai, kokie gali būti, tai gali būti tarp 1000 ir 3000 mg kubinėme metre. Tai reiškia, jeigu yra nuo 3 iki 1000 mg kubinėme metre, tai yra gerai, jeigu jau yra virš 1000 mg, tai jau situacija darosi nepalanki ir mes labai dažnai susidurėme su tokiais namais, kur yra pastatytas blokinis pastatas ir jame išsiskiriame 1000 mg lakiųjų medžiagų vien dėl to, kad tai buvo panaudotas natūrali sakinga mediena. Dažniausiai pušis, aišku, tai nėra toksiška medžiaga, tačiau gali įtakoti jautrių žmonių savijautą. Taigi šitokie aspektai, jie labai dažnai yra įvertinami ir viešuosiuose pirkimuose. Nes iš tikrųjų pušies medienos išskiriami sakai, jie gali būti nepavojingi, tačiau jų kiekis turi būti ribojamas. Tarkime, mokyklose, viešuose pastatuose turi būti nedaugiau kaip 300 mg kubinėme metre. Ir dažnai architektai atsiduria sudėtingoje situacijoje, turėdami išspręsti šitą klausimą, nes yra netgi vykę teisinių procesų, teismų procesų, kur architektai buvo paduoti į teismą. Labai auga taip vadinamo sick-buildingo sindromai, nesveiko namo sindromo atvejai. Gali labai dažnai būti sausas oras kaltas dėl to, kad žmonės tampa alergiški arba pastatuose yra nemalonūs kvapai sklinda. Ir žinoma, tokia situacija yra labai nemaloni šeimai, labai nemalonu, jeigu tokia situacija susidaro darbo vietose ir tai mažina žmonių darbingumą, sumažėja jų koncentracijos galimybės, koncentracijos gebėjimai. Žinoma, kad tinkama vėdinimo sistema galėtų labai padėti. Tačiau privačiam sektoriuje tai jau yra problematiška. Apie 25% suaugusių Vokietijoje ir apie 30% vaikų turi kokią nors alergiją. Ir aš žinau, kad visoje Europoje alergiškų žmonių skaičius auga. Kitą savaitę aš vykstu į Charité ligoninę Berlyne, kur mes kalbėsime apie štai šitą problemą,
žmonių alergiškų statybos medžiagose esančioms medžiagoms problema. Dar labai svarbus momentas tai yra pelėsių susidarimas. Apie 40% nesveikos gyvenamosios aplinkos atsiranda dėl susidarančių pelėsių. Tai labai dažnai būna projektuotojų arba netinkamai savo darbą atlikusių montuotojų darbo rezultatas. Apie pelėsius aš galiu išsamiau nepasakoti, nes mes juos šiandieną matėme, išsamiau buvo paminėta. Dar yra kitas aspektas, tai yra drėgnos sienos, kurios yra labai neigia veikia alergiškus žmonės, astmatikus, gali žmonėms kilti. Den Einsatz von nicht guten Baustoffen. Nuolatinės ilgos lygos. Yra labai daug rinkoje produktų, kuriuose yra labai toksiškų sudedamųjų dalių. Mes labai dažnai žinome izoliacinės medžiagas, kuriuose yra ugniai atsparios arba ugnies plitimą stabdančios medžiagos, bet jos yra labai toksiškos. Mes šitas medžiagas atrandame ne tik tai statybiniuose produktuose, bet ir maisto produktuose, patenkančiuose į mūsų maisto grandinę. Ir jeigu tokios šilumos izoliavimo plokštės bus panaudotos vaikų darželiuose ar mokyklose, tai tikrai rezultatas bus labai neigiamas ir Vokietijoje jau yra uždraudžiama tai daryti. Čia dabar pateikiu keletą pavyzdžių, kur panaudota natūralios statybinės medžiagos. Iš jų galima pastatyti tikrai puikius pastatus. Šiuo metu galiu pateikti pavyzdį iš Šveicarijos, kur kaip tik vykdomas vienas toks projektas ir tai yra realus projektas, o ne šeimos svajonė gyventi sveikame, tvariame ir ekologiškame pastate. Ir apie šveicarus reikia pasakyti, kad jie tikrai labai ekonomiškai, racionaliai veikiantys žmonės. Ir jie visą pastatą izoliavo natūralios medienos plokštėmis. Teko susidurti su fabriku, kuris yra visas izoliuotas avies vilnos plokštėmis. Ir žinoma, kad avies vilnos plokštės tai yra nauja tema, su kuria architektams ir meistrams teks dar susidurti, pasidomėti. O čia jūs matote specialios plokštės, galima sakyti savotiškios plytos. Juos galima naudoti tiek vidaus šilumos izoliavimui, tiek ir iš išorės. Yra taip pat įvairios mineralinės izoliacinės medžiagos, kurias mes rekomenduojame, kurios yra 100% patikrinta, ar jos neskleidžia kenksmingų medžiagų į patalpas, kai jos yra panaudojamos. Pavyzdžiui, yra kalcio silikato plokštė, labai patikima, bent jau Vokietijoje. Kalcio silikato plokštė kaip tvari plokštė turi dar tokį privalumą. Jinai geba sugerti per drėgmės perteklių ore ir tokiu būdu išvengiama pelėsių susidarimo. Dar noriu paminėti mineralinę plokštę. Visa tai yra pavyzdžiai, kurie mums patvirtina, kad galima naudotis sveikus, energiškai naudingus produktus. Kalbant apie energetinį sanavimą, mes dažnai skaitome, kad, pavyzdžiui, po pastatų renovavimo pastatuose oras tampa drėgnas, atsiranda pelėsiai. Ir mes anksčiau rinkdavome tiesiog laikraščių straipsnius, kurie tai prašydavo, kadangi jie labai prieštaravo mūsų idėjos sklaidai statyti energetiškai efektyviai ir sveikai.
Tačiau yra ir teigiami aspektai, kurie pabrėžiami straipsniuose. Ir aš žinau labai daug architektų, kurie atkreipia didelį dėmesį į tai, kokios medžiagos bus naudojamos, kurios užtikrins sveiką aplinką viduje. Ir iš Amerikos yra atėjusios savokos gyvenimo kokybė ir gero jausmo savoka. Ir iš tikrųjų žmonės, net ir gaunantis aukštas pajamas, išsilavinę žmonės, jie linksta gyventi ekologiškai ir jie pasisako būtent už tvarę gyvenimo aplinką. Jie nori gyventi sveikai ir tvarioje aplinkoje. Labai dažnai už sveiką gyvenimo aplinką pasisako moterys. Nebūtinai jos yra politikės, kažkokios žinomos, tačiau jos tiesiog rūpinasi savo šeimos sveikata. Ir per metus jie išleidžia apie $500 milijardų visame pasaulyje, jeigu mes paskaičiuosime, kiek jie investuoja į sveikus statybos produktus, sveikos aplinkos produktus. Aš jau paminėjau, kad yra daug ir teisinių aspektų, teisinių reikalavimų. Yra ES reglamentų, daug yra nacionalinių įstatymų ES šalyse. Jie draudžia statyti nesveikos aplinkos pastatus. Vokietijoje mūsų civilinės kodeksas netgi numato atsakomybę, jeigu būtų statomi tokie pastatai. Egzistuoja Europos statybos produktų reglamentas, kuris taip pat reglamentuoja tik sveikų statybinių produktų naudojimą. O jeigu dėl statybos produktų kyla žala sveikatai, įtakoja žmogaus sveikatą, tai yra paduodama tokie architektai, statytojai į teismą ir paskutiniais metais vyko ne vienas teisminis procesas dėl žalos atlyginimo. Šiuo metu Vokietijoje yra daug galimybių šviestis, mokintis toliau, lankytis kvalifikacijos kėlimo kursuose. Yra tai ir neakivaizdžios galimybės. Tai pavyzdžiui, tokių mokymų tema Vismare yra sveikos gyvenimo aplinka ir aš galiu rekomenduoti Vismaro universitetą, kuris labai aktyviai veikia šioje sveikos aplinkos tematikoje. Ir mes tikimės, kad per artimiausius metus bus galima suderinti šito neakivaizdžiaus mokymosi galimybės su architektų paruošimo studijomis. Nes iš tikrųjų architektai jie turi žinoti, kokias medžiagas naudojant galima pasiekti ir atsparumą ugnies plitimui ir neužteršti aplinkos. Čianais šitoje skaidrėje jūs matote išvardinta daug literatūros, dėja jinai visa yra vokiečių kalba, tačiau tai yra literatūra, kuri pasakoja apie sveiką gyvenimo pastatus ir čia yra net ir vienas leksikonas, kur jūs galite rasti daug esminės informacijos. Dėkoju, kad mane išklausėte ir jeigu jums iškils klausimas dėl sveikos gyvenimo aplinkos, jeigu vienas ar kitas klientas kreipsis į jūs tokiu klausimu, tai nepagalvokite, kad tai kažkoks yra kuoktelėjęs. Iš tikrųjų, tai yra žmogus, kuris sąmoningai ieško aplinkos, kurioje jisai sveikai gyvens, aplinkos, kurioje nebus formaldehidų, nebus kitų kenksmingų lakiųjų medžiagų. Ir jeigu jums kils klausimų, jūs galite aplankyti ir mūsų interneto puslapį pagal nurodytą nuorodą. Recht herzlichen Dank, Herr. Labai ačiū, gerbiamas Špricendorfer. Ir manau, kad tai tikrai mano akimis tai yra teisingas dalykas, kalbant apie statybos produktų pirkimą. Ponas Bugenis,
iš Tenko Baltic UAB kažką papasakos apie kapiliarinių vamzdelių technologiją natūraliam ir efektyviam patalpų klimatizavimui. Tema skamba labai įdomiai. Sveiki visi. Norėjau padėkoti Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmam už galimybę pasisakyti. Esu Laimonas Bugenis, UAB Tenko Baltic technikos direktorius. Mūsų įmonė tiekia rinkai, tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių rinkoms sprendimus pastatams, inžinerinius sprendimus, tarpusai suderintus, kurie paremti visų pirma atsinaujinančią energiją ir yra tam tikslui, kad taupyti ne tik tais gamtą, bet ir net žmonių kišenę. Šiandien aš norėjau papasakot apie pakankamai naują technologiją mūsų šalyje, nuostabią technologiją, tai yra kapiliarinių kilimėlių technologija natūraliam patalpų klimatizavimui. Tai yra iš esmės technologija įkvėpta gamtos. Šilumos reguliavimas gamtoje vyksta per kapiliarinį tinklą, kuriame cirkuliuoja iš esmės skysčiai. Jau taip gamtoje surėdyta, kad oras energiją perduoda 1000 kartų blogiau negu vanduo, negu skystis. Todėl ir yra vandens parengtos sistemos daugelį kartų efektyvesnės. Vokietijos inžinierius Donaldas Herbstas 80-metyje ieškojo galimybių, kaip natūraliau palaikyti temperatūrą pastatuose. Jį sužavėjo gamtoje esantis kapiliaro tinklas, todėl jis sukūrė kapiliarinius kilimėlius, kurie ir paremti yra šitą evoliucinę techniką. 86 metais Donaldas Herbstas savo išradimui užregistravo prekinį ženklą Karo, kas iš vokiečių kalbos sutrumpinimo Kapiliar Rohr reiškia. 96 metais įkurta įmonė Becker Heiz und Kühlmatten GmbH, tolimesniam šios technologijos vystymui įmonė sukuria ir užpatentuoja specialias detalės staklių, kurios yra iš esmės firmos Becker know-how. Be to, patentus šitos įmonė užregistruoja ir Kinijoje, kad būtų garantuotas išradimo autentiškumas ir galimybė eksportuoti kilimėlius ir į šią šalį. 2008 metais Becker perima visas teisės iš Donaldo Herbsto, Karo išradėjo, ir taip pat jo patentus. Ir šiandien įmonės išradimus ir teisės saugo 6 patentai, 7 naudingieji modeliai ir 2 prekiniai ženklai. Kapiliarinė technologija yra gaminama iš plastiko, iš polipropileno, kuris yra atsparus agresyviems skysčiams, yra labai ilgaamžiškas, atsparus taip pat ir prie temperatūrų 60 laipsnių, yra fiziologiškai nekenksmingas. Degant susidaro tik vandens garai ir CO2. Jis tausoja aplinką, nes gamybos procese sunaudoja mažiausiai energijos lyginant su kitom medžiagom. Taip pat jis labai lengvai perdirbamas ir panaudojamas antrą kartą. Kapiliarinė technologija šiandien. Šiandien mes jau turime tokią situaciją, kad ši technologija žinoma virš 20 metų ir sėkmingai diegiama. Yra visam pasaulyje daugiau negu 2,5 milijono kvadratinių metrų įdiegtų kapiliarinių kilimėlių. Ji vis toliau populiarėja, nes yra labai paprastas ir praktiškas pritaikymas. Jos galima integruoti praktiškai visas statybinės konstrukcijas
ir ją labai pamėgo architektai, nes suteikia laisvę interjero planavime. Pagrindiniai šios technologijos privalumai tai yra viena sistema vėsinimui ir šildymui, homogeniškas vėsinimas per spinduliavimą ir konvekciją, šildymas daugumoje atveju per spinduliavimą, malonus ir sveikas klimatas be oro judėjimo ir triukšmo, didelis vėsinimo ir šildymo galingumas, nes kapiliariniai kilimėliai ir jų vamzdeliai yra visai šalia paviršiaus. Ši technologija taip pat ir taupo energiją ir yra didelė galimybė panaudoti alternatyvius energijos šaltinius. Ja nesudėtinga ir paprasta montuoti. Ji yra labai lengva ir nereikalauja specialių konstrukcijų, į kurias jinai integruojama. Yra maži hidrauliniai nuostoliai, kas taupo elektros energiją cirkuliaciniams siurbliams. Technologijos principas tai yra ploni vamzdeliai, kurių storis yra nuo 3 iki 4,5 mm. Ir jie integruojami į, pavyzdžiui, lubas, lubiniam šildymui vėsinimui, į sienas, šildymui vėsinimui arba į grindis. Palyginus tarpusavį plokštuminės vėsinimo sistemas, aiškiai matosi privalumas, nes kapiliarinis lubinis vėsinimas iš 1 kvadratinio metro gali pagaminti ir atiduoti patalpą tiek galios, kiek praktiškai reikia šiuolaikiniam biuro pastatui. Kas lyginant su grindiniu vėsinimu būtų apie 3 ir virš 3 kartų mažiau iš 1 kvadratinio metro. Be to, lubinis vėsinimas tai yra vienintelė sistema, kurioje yra tik tais 5 procentai nepatenkintų vartotojų. O 5 procentai yra visada. Kiek būtų idealios sąlygos? Tai galima sakyti, kad ta sistema yra ideali. O kaip su šildymu? Šildyme taip pat yra privalumų, nes lyginant, pavyzdžiui, su tradicinė grindinio šildymo sistema, į kurią tiekiant 40 laipsnių temperatūros vandenį, mes prie visų pamėgtos dangos ant grindų, pavyzdžiui, parketo, galime išgauti 50 W į kvadratinį metrą. Tuo tarpu tai pačiai gali išgauti su kapiliariniais kilimėliais iš grindų mums tai reikia apie 10 laipsnių mažesnės vandens temperatūros. O kaip yra su lubom? Ar ta pati tendencija kaip vėsinime, ar lubose bus mažiau galingumo negu iš grindų? Kaip jūs galvojate? Kas už tai, kad mažiau, kas už tai, kad daugiau? Kas už mažiau? Kas už daugiau? Praktiškai vienodai. Ir tam reikia netgi mažesnių temperatūrų. Grindinio šildymo atveju šiluma atiduodama maždaug 60 procentų spinduliavimu ir 40 procentų konvekcija. Lubinio šildymo atveju 90 procentų šilumos į patalpą atiduodama spinduliavimu ir 10 procentų konvekcija. Tai logiška, kad lubinis šildymas turėtų būti mažiau efektyvus, arba efektyvus yra ne tas žodis, kad jis mažiau turintis galingumą. Bet yra vienas milžiniškas privalumas, kad lubose nėra parketo. Dažniausiai nėra parketo. Dėl to yra geresnis šilumos laidumas ir mes turime prie labai žemų temperatūrų labai didelės galės. Aišku, šiais laikais tos galios tokios nebereikalingos, ypač pasyviem namam. Bet mums atveria galimybę šitą technologiją dar trumpai apie tai, iš kur yra ta didesnė galia. Matosi iš termografinės nuotraukos. Kairėje matote užtinkuotus kapiliarinius kilimėlius, dešinėje yra užtinkuotas PEX vamzdis
Ir vien dėl to, kad kapiliarai yra vienas šalia kito ir arti paviršiaus matosi homogeniška paviršiaus temperatūra. Taigi, pratęsiant mintį apie žemas temperatūras, tai atveria galimybės panaudoti atsinaujančius energijos šaltinius ir tokios sistemos labai dera tarpusavy su šilumos siurbliais, nes kuo žemesnė temperatūra, tuo didesnis šilumos siurblio efektyvumas. Tai jeigu matome šildymo sistema 35 laipsniai, tai yra norminė pagal EN 14511 matuojant šilumos siurblių efektyvumą ir lyginant juos tarpusavy, tarp įvairių gamintojų, tai grindinio šildymo sistema, kuri parinkta 40 laipsnių, būtų su 4,2 kop ir su kapiliariniu kilimėlio technologija 5,3 vadinamas transformacijos koeficientas. Kitos galimybės panaudoti, pavyzdžiui, saulės energiją plačiaja prasme. Ne tik pereinamąjį laikotarpį, kaip kolega minėjo, bet galbūt ir beveik visą šildymo sezoną. Aišku, gūdžią naktį, vidury žiemos mes to nepadarysim, bet įdiegus akumuliaciją mes galime žymiai sumažinti kitų energijos šaltinių įtaką. Kaip tą padaryti? Pavyzdžiui, galima įdiegti šitą technologiją tiek į lubas, tiek į grindis ir tą patį 50 vatų gauti sumažinus dar labiau temperatūrą. Tai reiškia, kad Lietuvos sąlygom prie -23 Vilniuje lauke mums užtektų 26 laipsnių šildymo sistemoje, kad mes patiektum reikalingą galią. Ir čia atsiveria galimybės. Kaip pati sistema atrodo? Tai yra beka kilimėliai lubose ir vamzdynai, siurblio stotelė, kambario temperatūros reguliatorius ir šilumos šaltinis. Pavyzdžiui, šilumos siurblys gruntas vanduo arba vanduo. Taip pat gali būti šilumos siurblys oras vanduo. Aišku, niekas netrukdo diegti ir dujinius katilus, bet tai jau mažiau yra atsinaujinti energijos šaltinis arba iš viso nesinaujinantis. Kapiliarinio vėsinimo sistemos principas yra panašus, tik jame yra daugiau galimybių panaudoti natūralią energiją. Pavyzdžiui, vėsinti galima praktiškai nemokamai su geoterminiais zondais arba žemės kolektorium, turint taip pat šilumos siurblį gruntas vanduo, arba su šilumos siurbliu oras vanduo, kuris vasarą ir vėsina, o blogiausia atveju galima su vandeniniu čileriu vėsinti. Ir jeigu peržvelgtumėm galimybės, kaip renovuoti seną pastatą ir sumažinti jam energijos išlaidas, nes tik naujiem namam yra taikomi reikalavimai nulinės energijos, o kas bus su tais 450 tūkstančių pastatų, kurie yra labai seni ir suvartoja labai daug energijos? Ar jos galima paversti pasyviais namais, diegiant technologijas? Galima paversti pasyviais, galima paversti neaktyviais, jeigu labai norima, bet labai realu yra sumažinti labai stipriai energijos poreikius tokių pastatų. Kaip matot, yra 4 žingsniai. Pirmuose 3 yra įdiegtos technologijos, tai šilumos izoliacija, nors technologija tai nepavadinsi, bet pastatas apšildintas ir atnaujinta šildymo sistema, paprasčiausiai diegiant reguliavimo mechanizmus į radiatorius esamus ir taip sumažinamas šilumos poreikis pastate daugiau negu 2x. Įdiegus papildomai rekuperacinę aukšto efektyvumo sistemą. Ir be abejo, patikrinus sandarumą pastato ir jį užtikrinus, mes galime dar daugiau sutaupyti ir tai sudarys jau beveik 3 kartus šitą ekonomiją. Atrodo, daugiau galimybė nėra, bet įdiegus spindulinį šildymą, dėl to, kad spindulinio šildymo atveju mums reikia mažesnės patalpos temperatūros, mes turime dar mažesnės energijos sąnaudas.
Jeigu pažiūrėti į kaštus, Lietuvoje, skaičiuojant prie elektros kainos 45 centai iš kilovatvalandę, tai įdiegus spindulinį šildymą ir šilumos siurblį, mes turime tokios eilės kaštus prie skirtingų renovacijos etapų. Galimybės yra plačios, tai gali būti integravimas į lubas juos užtinkuojant arba integruojant juos į elementarias gipso kartono lubas, labai paprastai, arba Lietuvoje nepopuliarios metalinių kasečių lubos, bet jos labai populiarios kitose šalyse, ypač biuro pastatuose. Taip pat sieninis šildymas, integruojant tiek sausame gips kartonijoje, tiek užtinkuojant. Arba grindinis šildymas plonam sluoksnyje, išlyginamajam, arba grindinių plytelių klijų sluoksnyje tiesiog, arba pastato konstrukcijų terminis aktyvavimas, kai aktyvuojamos visos betoninės konstrukcijos, tai yra perdangos, kolonos ir visa kita. Taip pat ir netipiniai, nestandartiniai pritaikymo būdai, tai yra, pavyzdžiui, zoologijos sodas, pirties suolai, šiltnamiai, taip pat ir grunto kolektoriai šilumos siurbliams. Iš praktinių pavyzdžių Lietuvoje būtų paminėtini, tai labai sena sodyba Anykščių rajone, kuri buvo renovuota 8 metais ir įdiegtas ne pats teisingiausias šildymo metodas, tai yra elektrinis šildymas. Kadangi išlaidos buvo didžiulės, tai šeimininkai nutarė įdiegti šilumos siurblį, o jai reikia tinkamos sistemos, kadangi šitame pastate lengviausia buvo įdiegti kapiliarinę šildymo sistemą ir tuo pačiu turėti vėsinimą, tai jinai buvo ir įdiegta. Ir jau pirmais eksploatacijos metais buvo virš 4 kartų sumažintos išlaidas į šildymą ir karštą vandenį. Taip pat pasiektas didžiulis komfortas vasarą, nes prieš tai antram aukšte nebuvo įmanoma gyventi, o po to buvo labai gera, kaip vyno Rūsy. Taip pat senos statybos namas Jonavos rajone. Žmonės taip pat džiaugiasi šitos technologijos privalumais. Pagyvenę žmonės ir jie labai gražiai pasakė, kad šitos investicijos jie negali įvertinti atsiperkamumu, nes jų gyvenimo kokybė tiek pagerėjo, kad jie iš karto jau pirmą savaitę pagyvenę, jie jau pasakė, kad jinai atsipirko. Nauja statyba privačiam name 200 kvadratinių metrų. Čia matosi trumpai etapai, tai yra nuo vizualizacijos, įdiegimas ir kaip atrodo praktikoje, jau su padaryta apdaila. Taip pat nauja statyba, poilsio paskirties pastatas 650 kvadratinių metrų. Ir viešbutis Grand Spa Dzūkija, Druskininkuose, kuriame yra įdiegta apie 1100 kvadratinių metrų kapiliarinių kilimėlių, lubose, grindyse ir sienose. Šildymo sistema yra su šilumos siurbliais ir geoterminių zondų lauku. Per šitą sistemą ir šildoma, ir vėsinama. Be abejo, šiame pastate įdiegta taip pat ir aukšto efektyvumo rekuperacija, kuri leidžia šitą pastatui sutaupyti daug energijos. Praktiniai pavyzdžiai užsienyje. Tai pavyzdžiui, olimpinis kaimas Vancouveriai yra su 60 000 kvadratinių metrų šios technologijos. Visi butai pastatyti tenai yra šildomi iš lubų per kapiliarinius kilimėlius. Yra vokiečių kompanijos Allianz Treptovers Berlyne pastatuose. Vienos Twin Tower pastatas. Taip pat deputatų namai Berlyne, tai yra parlamentas.
biurų pastatas Ispanijai. Tai yra įrodymas, kad iš lubų vėsinti galima ne tik Lietuvos klimate, kaip daugelį kartų sugirdėjęs iš projektuotojų, kur vėsinimo yra mažas poreikis, bet ir labai karštuose kraštuose. Taip pat šita technologija rado puikų pritaikymą ir paminklosaugoj. Tai šita Solmos pilis yra puikus pavyzdys. Šią technologiją taip pat demonstruota buvo Expo 2000 Vokietijos paviljone. Ši technologija gaminama užtikrinant aukščiausią kokybę ir kiekvienas kapiliarinis kilimėlis yra patikrinamas gamykloje 20 baro slėgių. Taip pat suteikiama 15 metų garantija su draudimo polisu 5 milijonų nuostolių padengimui, jeigu tai vyks dėl technologijos kaltės. Ir be abejo vykdomi pastovus kokybės kontrolės procesai ir kaip pavyzdys tvirtumo išbandymas. Tokiu būdu apkraunamas kilimėlis išlaiko apie 3 tonas svorio, kas būtų lygu tempti automobilį į kalną arba uždėti raganosį ant šito kilimėlio. Ačiū uždėmesį. Dėkoju ir aš, gerbiamas Bugeni. Tai tikrai labai jūs įdomų produktą iš Vokietijos atvežama pristatėte mums. Ir dabar paskutinį noriu pakviesti į tribūną poną Barkauską. Mes šiandieną tikrai labai daug kartų paminėjome langų konstrukcijas. Labai svarbu patys langai, jų konstrukcija, tiek ir jų montavimas. Taigi džiaugiuosi galėdamas išklausyti paskutinį pranešimą apie langus. Matydamas praretėjusias gretas, siūlyčiau pasidėkoti patys savo už kantrybę ir už tai, kad sulaukėte pačio paskutinio pranešimo. Mano tema šios dienos yra pakankamai siaura, langų konstrukcijos, kaip matote, bet jinai pakankamai tuo pačiu ir reikšminga visam pastate, jeigu kalbame apie pastato energetinį efektyvumą. Džiaugiuosi, kad čia matėme pavyzdžius konkrečius pirmame lankytame objekte, Santariškių namuose. Gerbiu aš tos įmonės pasirinkimą montuoti Rehaugeneo langus, kaip naujovė, kuri buvo čia prieš keletą metų jau pristatyta. Tiesiog įmonė skaičiavo vis tiek visus ir galimus šilumos nuostolius, suprato ir džiaugiamės aišku, kad pasirinkimas buvo pirkti Rehaugeneo langus. Kokia problema yra pačių langų konstrukcijų? Paėmiau ruoždamasis šiai temai keletą citatų iš Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos. Čia yra parašyta, kad reiškias sienų ir stogų UVRT, reiškias varža, negali viršyti 0,15 vato metrui kvadratiniam kart kelvino. Langai langų šilumos laidumo koeficientas yra gerų langų šilumos laidumo koeficientas, pasyvaus namo standartus atitinkačių langų yra 0,8. Tai paprasta aritmetika, jeigu mes turim tokį santykį sienų reiškias ir langų, matome, kad langai yra maždaug apie 7-8 kartus šaltesni, daugiau praleidžiantys šilumos negu kad sienos. Aišku, geriausias variantas turbūt būtų pastate neturėti visiškai langų, tada mes, kaip sakyt, tas šilumos efektyvumas būtų didžiausias. Aišku, to niekas nenorim. Langus bet kokiu atveju montuojame, dedame ir džiaugiamės tą natūralią šviesą ir turime komfortą tam tikrą. Ką tai reiškia? Dabar žiūri tą savo medžiagą pateiktą. 7-8 kartai šaltesni langai už sienas, tai iš tikrųjų dar nėra visiškai teisybė. Tai praktiškai
apie 9, apie 10 kartų galima kalbėti šaltesnės langų konstrukcijas negu sienas. Taip kad langų konstrukcijai turėtų būti projektuojant, planuojant ir ypatingai montuojant skiriamas ypatingai didelis dėmesys. Kas yra lango konstrukcijos šilumos laidumo koeficientas, iš ko jis susideda? Tai yra dvi pagrindinės dalys, tai yra lango profilis ir stiklo paketas. Stiklo pakete dar yra vienas labai reikšmingas dydis, tai yra stiklo paketo skiriamasis rėmelis. Tai šiuo atveju paėmiau tiesiog keletą paskaičiavimų, tai yra vienvėris langas, išmatavimai 1,23 m ant 1,48 m aukščio ir matome, kad daugelis yra tokia nuomonė, kad lange profilis yra labai nereikšmingas ir jisai užima labai mažą dalį. Tai tie skaičiai iš tikrųjų paneigia realybėje. Matome, kad tokiam langui profilio plotas yra 0,57, o stiklas yra 1,25. Jeigu paimtumėm dar didesnę konstrukciją, tai pamatytumėm, kad profilio plotas yra dar didesnis. Tai yra turime langą 2 metrai ant 1,48 m ir matome, kad profilis jau yra 0,79, o stiklas yra 2,17 kvadratinio metro. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek stiklo paketas, tiek ir pas rėmas lango turi būti maksimaliai šilti, maksimaliai mažiau laidus šilumai. Dar vienas iš komponentų tai yra, kaip minėjau, stiklo paketo rėmelis. Tuo norėčiau irgi mesti mažą akmenėlį į santariškių namų langus. Ten buvo priimtas sprendimas stiklo paketus dėti su metaliniais rėmeliais. Tai kai yra skaičiuojami šilumos laidumo koeficientai konstrukcijų, tada matome, kad visa lango konstrukcija dėka plastikinio rėmelio arba metalinio rėmelio yra maždaug apie 10% skirtumas. Tai tie skaičiai iš tikrųjų labai dideliai yra ir tą projektuojant langus iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį ir tinkamai užsakyti. Čia paėmiau keletą pasyvaus namo bandymams atlikto protokolo. Tai yra, jeigu pasižiūrėtumėm į dešinėje pusėje esantį pjūvį, tai va tos horizontalios linijos yra šilumos praradimas. Tai paprasčiau kalbant, kur tų linijų yra daug, tai ten yra šilumos praradimai dideli. Matome, kad stiklo pakete ir profilyje tai daugmaž vienodas yra šilumos praradimas horizontalios linijos. Ir jeigu žiūrime apie mano minėtą jau stiklo paketo, apatinę dalį, pastebėjo turbūt visi, kad kai yra šalta žiema, šiek tiek drėgniau, tai šioje vietoje ryte apačioje randame rasos lašelius. Tai yra natūralu, kadangi čia šalčio tiltas didžiausias, šiluma praeina labiausiai ir toje vietoje susidaro jau kondensacijai tinkamos sąlygos. Dėl to, kaip minėjau, reikalinga yra planuoti stiklo paketus su plastikiniu rėmeliu. Plastikinis rėmelis, tai tie rėmeliai skiriantys stiklus. Plius matote, kad didelis šilumos praradimas yra tarp stiklo paketo ir tarp rėmo. Ir aišku, tarp užsidarančių dalių. Tarp rėmo ir tarp varčios. Tai tos vietos yra problematiškiausios ir iš tikrųjų yra kreiptinas dėmesys projektuojant langus ir skaičiuojant. Tiesiog prieš bet kokį rimtą projektą yra šalia kainos skaičiuojami ir šilumos laidumo koeficientai langų konstrukcijų. Tas buvo ir minėtose santariškių namuose. Tiesiog tų visų langų konstrukcijų šilumos laidumo koeficientai yra tiksliai suskaičiuoti ir pateikti užsakovui. Bet ten, kaip minėjau, trūkumas, nėra gal trūkumas, bet mano akimis žiūrint, būtų dar buvę efektyviau, jeigu būtų stiklo paketai su plastikiniais rėmeliais. Ką šioje vietoje siūlo Rehau?
Santariškių namuose buvo, reiškias, sumontuoti langai iš genėjo profilių. Apie tą genėjo profilį šiek tiek ir norėsiu plačiau pakalbėti. Problematika, kaip ir mano manimu, yra aiški. Tiesiog langas yra, neturi būti nei per didelis, nei per mažas. Tarkim, projektuotojai pasyvių namų, jie, kaip pirmas kalbėjo Mindaugas, reiškias, tai yra tiesiog langai orientuojami į tinkamas pasaulio šalis. Vėlgi stengiamasi, kad per langą patektų iš tikrųjų ir tos natūralios saulės šilumos, kuri šildo nemokamai. Ir aišku, kad ta šiluma, kuri yra jau pačiam pastate, jinai neišeitų arba išeitų jos minimaliai į lauką. Kalbant dar apie pasyvaus namo langus, tai pagrindinis reikalavimas yra, kad šilumos laidumo koeficientas nedaugiau 0,8 būtų. Sumontuoto langų jau reiškia, įvertinant ir šiluminį tiltelį tarp rėmų ir tarp varčios nedaugiau 0,85. Tos sąlygos turi būti įvykdytos, bet vėlgi skaičiuojant teoriškai, šilumos laidumo koeficientus praktikoje yra šiek tiek kitaip, nes kuo mažesnis langas, tai tuo jis yra realiai šaltesnis. Tos gaunasi kaip paradoksas, kad pats langas santykėje su siena yra apie 8 kartus šaltesnis, o kuo mažesnis langas, jis yra dar šaltesnis. Ta prasme, kad 0,8 mažam langui pasiekti irgi yra neįmanoma, tai būna ir vienetukas, būna ir daugiau. Toks pastebėjimas dar būtų. Ką Rehau siūlo su šiltam langui, tai yra mano minėta genėjo profilių sistema, kuri yra Santariškėse sumontuota, tai yra naujos kartos profilis. Čia, jeigu matote, tai yra parodytas pjūvis, pats profilis išsluoksniuotas. Tai yra pats pagrindas, tai yra tokia rau fibro medžiaga, tai yra stiklo pluoštas, kuris yra aplietas maždaug 0,5 mm storio plastiku. Tai kiti mums siūlo iš vis ne PVC profiliu pavadinti, bet kažkaip tai kitaip, bet mes laikomės tos nuomonės, kad tai yra PVC profilis ir tiesiog plastikinis langas. Ta profilių sistema galima įvardinti kaip pilnai armuota, nes, tarkim, gaminant plastikinius langus, tos armavimo kameros yra stiprinamos, pas langas stiprinamas, tai yra, reiškias, dedamas metalas dėl pačios statikos, kad ta varčia būtų didelė ir nesiklaipytų. Ir, reiškias, taip užtikrinamas langų stabilumas. Paprašiau šnekant, kad ta varčia atidarom, uždarom lengvai visą laiką. Tai ta armuotės funkcija dažnu atveju genėjo languose atlieka pati ta stiklo pluošto audinys, ta rau fibro medžiaga. Iš kur ta technologija paimta, tai toliai žiūrėti nereikia. Yra formulės F1 ryškias bolidai, iš jų korpusų pagrindo paimta technologija, iš lėktuvų pramonės ir tiesiog perkelta į lango ryškias technologijas. Jeigu prisimenat, kai rodžiau pjūvius šilumos ryškias profilio, tai labai daug ryškias šilumos praeina tarp varčios ir tarp rėmo. Tai vienas iš tokių užkardimo dalykų, tai yra vidurinė tarpinė. Genėjo atveju tai yra 3 sandarinimo kontūrai elastingi. Padidintam ryškias efekto pagerinimui šiluminiam yra galimybė įdėti tokius vadinamus termomodulius. Tai tiesiog į armavimo kameras yra dedami tokie panašaus kaip putų polistirolo užpildai, kurie lango konstrukciją irgi dar šiltesnę padaro. Tuo žavėtis ypatingai iš tikrųjų vėlgi nevertėtų, planuojant normaliai, kadangi į termomodulių buvimas arba nebuvimas lango konstrukcijai maždaug apie 3% duoda geresnį efektą. Tai kaip minėjau, nes vėlgi tie termomoduliai nėra dedami visur, pirmoji eilė turi būti užtikrinama statika, tai reiškia, kad lango konstrukcija turėtų būti atspari visiems ir statiniams ir dinaminiams poveikiams, tai yra, kad vėjas pučia, jinai nesitabaluotų ta pati konstrukcija arba uždarius duris vėlgi nebūtų tokio vibravimo. Tai aišku, tos jungiamosios dalys statramščiai turėtų būti pakankamai gerai sustiprinti. Tai matant pjūvyje ir matant langą nereiškia, kad visą laiką tas termomodulis bus. Jos tiesiog negalimas tokiu atveju. Tai va, jeigu norint pasiekti labai gerą
šilumos laidumo koeficientą konstrukcijos, vis tik reikėtų susikoncentruoti su stiklo paketu ir, reiškias, užsakinėti stiklo paketus ir projektuoti su plastikiniu rėmeliu. Stiklo paketai kokie yra, galimi kokio storio. Normaliu atveju tai yra 44 mm. Dabar gavome iš kolegų Vokietijoje bandymų protokolus, kur yra skaičiuojamoji vertė, kad gaut visą langą 0,8, reiškia pasyvaus namo standartus atitinkančius, tai ir 40 ir 36 mm. Ta prasme, kad tas storis stiklo paketo vėlgi nėra sprendžiantis veiksnys, kad tas langas atitiks pasyvaus namo standartus ar ne. Tiesiog reikia skaičiuoti, turėti pačio lango šilumos laidumo koeficientą UG ir atitinkamai pasiskaičiuoti U vertę visos konstrukcijos. Galima įstatyti iki 53 mm storio paketą. Tokiu atveju, kai būna langų konstrukcijos didelės, yra reikalavimas įdėti 6 mm ar dar kažkokius storesnius stiklus, tai nelabai apsieisi su 44 mm storio stiklo paketu, tada jis yra storinamas, o kai storinamas automatiškai vėlgi tarpelis tarp stiklų turi būti išlaikomas, kad gera UG vertė būtų stiklo paketo šilumos laidumo koeficientas. Ir tokiu atveju galima iki 53 mm storio. Dar patentuotas vienas dalykas Geneo sistemoje, tai yra tokie sustiprinimo kanalai, kuriuos čia matome, yra ir vienoje ir kitoje profilio pusėje. Tai yra tiesiog pačiai konstrukcijai neleidžia susisukti. Montuotojai džiaugiasi, kadangi čia varžtas patogus prisukimas varžto, apkaustų prisukimui. Toks pakankamai pozityvus ir teigiamas dalykas. Minėjau, kad daugeliu atveju nėra armuojami elementai profilio, todėl tos pačios varčios jos būna lengvos. Kaip čia ir parodyta raudonomis reiškias rodiklėmis, jas patogu lengva yra darinėti, reiškias nėra spaudžiama ta varčia, tiesiog mažesnė apkrova apkaustams ir tas komfortiškas valdymas yra. Kampų stabilumas. Lango gamybos metu profiliai yra virinami. Virinamas yra pats plastikas, metalas jame esantis, aišku, jis nėra virinamas. Tai, kaip minėjau prieš tai, jeigu traktuotumėm tą patį pagrindą profilio kaip armuotę, tai tiesiog galima įsivaizduoti, kad kampas yra suvirintas ir pats kaip kad būtų metalas suvirintas pačiame profilyje. Aišku, visa tai yra dėl to, kad pati varčia būtų stabili ir kad tiesiog nebūtų to pačio persisukimo. Matomas konstrukcijos aukštis, tai yra rėmo ir varčia kartu sudėjus. Principas koks yra, kuo rėmas yra mažesnis, mažiau vietos užima pačioje lango konstrukcijoje, tuo pats langas, pati konstrukcija yra šiltesnė. Taip grubiai šnekant, visą laiką yra taip, kad stiklo paketas yra maždaug porą kartų šiltesnis negu pats profilis. Tai išvada seka, kad profilio pačio turėtų būti kuo mažiau lange. Tai mūsų atveju, Geneo atveju yra 115 mm. Šiaip jeigu pažiūrėt keletą metų atgal, kai rinkoje dominavo 70 mm storio sistemos, tai tas matomos aukštis būdavo 120 mm. Tai koks yra privalumas galutiniam vartotojui, tai yra tai, kad daugiau šviesos praeina pro patį langą ir pas langas yra be abejo šiltesnis. Aišku, geriausiai turbūt šilčiausios konstrukcijos langų būtų, kai iš vis rėmų nebūtų, bet tada mūsų nebūtų ir tiesiog rėmas yra būtinas. Čia yra architektų iš tikrųjų džiaugsmas, tai yra maksimalūs leistini dydžiai. Pilkas fonas, tai yra ta vieta, reiškias, kur varstomos dalys nėra armuojamos. Tai yra tiesiog pjaustomas profilis, virinamas, stiklinamas ir montuojamas į rėmą. Tai maždaug skaičiuojama apie 70–80% visų langų konstrukcijų yra nearmuotos. Tai jeigu nearmuotos, tai reiškias, žinome, kad metalas tai yra šilumos laidininkas, reiškias, jos yra šiltesnės ir tas energetinis efektyvumas konstrukcijos yra geresnis. Galima, žiūrint pagal tą, reiškias, diagramą, matome, kad varstoma dalis tai gali būti 2,60 m aukštis prie 1,30 m pločio. Tai dar pridėjus rėmą, reiškias, iš kiekvienos pusės po 76 mm
matome, kad tos varstomos dalys iš tikrųjų didelis, nes kiekvienas vėlgi nori turėti tą pakankamai didelę, jeigu, tarkim, orientuota į pietus konstrukciją, kurie, aišku, ir vaizdas per langą, ir šiaip yra gražu. Tai architektams to vietoje yra pakankamai gera galimybė planuoti ir didesnės konstrukcijas. Toliau, aišku, jeigu yra viršijamas tas pilkas fonas, tai yra atitinkamai pagal stiprumą armuojamas profilis atitinkamais metalais ir paskutinis fonas tas, tai rodo, kad stiklo paketas dar papildomai yra ir priklijuojamas prie varčios rėmų. Dar pasiekiama geresnė statika. Geneo profiliai, koks dar privalumas, tame objekte, kur šiandien buvome, mes aišku nematėme, nes yra daug langų turintis objektas ir nėra kad dažai su foliomis detalėmis. Tiesiog geneo profilis tų pačių savybių tasumo turi kaip ir paprastos sistemos. Tai yra iki tinkamos temperatūros į pakaitinus galima lankstyti, galima daryti įvairias arkas, apvalius elementus, kaip čia parodyta. Jisai nebijo, jam palyginus su paprastomis sistemomis netgi yra geriau, kadangi armavimo papildomą nereikia. O tokius kažkokius architektūrinius sprendimus iš tikrųjų galima drąsiai planuoti. Garso izoliacija. Su geneo reiškės galima pasiekti iki SSK 5 garso izoliacinės klasės, tai paprasčiau šnekant, tai yra namas esantis netoli kažkokios triukšmo zonos. Aišku, viena sąlyga yra, kalbant apie garso izoliaciją, tai pagrindinis lemiamas veiksnys vis tik tai yra stiklo paketas. Kaip minėjau, jeigu grįžtant prie leidžiamo, reiškia, galima įmontuoti stiklo paketo storio, tada jau už 4 mm stiklo neužtenka, jau dedamas storesnis stiklas ir tas bendras stiklo paketo storis gerokai padidėja. Tai jeigu, tarkim, langininkas, stiklo paketo gamintojas pagamina stiklą su 50 decibelų, tai gamintojas iš genėjo profilių pagamins langą su 47 decibelais, ko pilnai pakanka aukščiausiam garso izoliavimui. Prieš įsilaužiminės savybės yra VK2 klasė, reiškias pasiekiama nearmuojant pačio profilio. Reiškias, tai tos klasės, jeigu supras paprastai, tai per kiek laiko yra išlaužiamas langas, per kiek laiko įsiveržiama. Tai genėjo, tas būtent ir nearmuotas profilis yra labai stiprus. Taip, iš mano pusės būtų apie pačią genėjo praktiškai kaip ir viskas. Jeigu turėtumėt kažkokių klausimų, tai prašom. Ačiū, gerbiamas Barkauskė. Tai tikrai buvo geras pasakymas. Turime porą minučių klausimams. Nesvarbu, kokiam pranešėjui. Ar yra klausimų? Matau daug pavargusių veidų. Atrodo, kad klausimai išgaravo arba per kavos pertraukėlę buvo galima juos užduoti. Džiaugiamės, kad mūsų laukia nuostabus vakaras. Bent jau su dauguma iš jūsų praleisime šį vakarą. Pristatysime 5 projektus ir juos apdovanosime. Aišku, su vyno taure. O tiems, kurie nedalyvaus, padėkoju už dalyvavimą, už parodytą susidomėjimą ir tikimės, kad vėliausiai kitais metais susitiksime panašiame renginyje. Ačiū. Šeštą valandą vakaras tęsis. Iki to laikas yra skirtas pokalbiams. Ačiū.